tarp kurių ir moksleiviai, ir studentai, būsimi žurnalistai ir jauni specialistai. Ko gero, šiandien jie pirmą kartą išgirs apie tai, kad Lietuvoje gyvena daug žmonių atstovaujančių Lietuvos tautinės mažumas, kurie myli ir didžiuojasi Lietuva, dirba ir mokosi, tuo pačiu įnešdami savo indėlį Lietuvos geroviai bei pasiekimams. Mūsų apvalus stalas tai tęstinė diskusija nuo 2011 metais Vilniuje Tautinių bendrijų namuose įvykusio apvalaus stalo, kurio tema buvo tautinių bendrijų vaidmuo ir pilietinė diplomatija, vystant tarptautinius visuomeninius, kultūrinius ir humanitarinius ryšius. Ši tema aktuali ir dabar. O dabar paklausysim Vadim Golovai. Labai diena. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už tai, kad mane pakvietė padaryti pranešimą tokiame renginyje. Pirmiausiai, ponia Nina Šesternikova, man yra dievė. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, kad daugiau liktų laiko mūsų diskusijų. Tai pradėti turbūt reikėtų nuo statistikos ir pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis, kurie remiasi paskutinių visuotinių duomenų surašymų. Lietuvoje gyvena 154 tautybių atstovai. Lentelėje jūs matot pagrindinių tautybių atstovus, tai žinoma lietuviai, taip pat lenkai, rusai, baltarusiai, ukrainiečiai. Procentus jūs matot. Galima aišku sakyti, sprendžiant iš tų duomenų, pirmiausiai tų duomenų, kurie yra prie lietuvių 84,2%, kad Lietuva yra monoetninė valstybė, bet iš tikrųjų mūsų valstybės atveju mes turėtume kalbėti apie daugiatautę valstybę, kur sugyvena įvairių tautybių žmonės. Tam tikra prasme liūdinantis momentas yra tas, kad kaip matome iš antro stulpelio lentelės, kad įvairių tautybių žmonių mažėja, lyginant su 2001 metais. Tai lemia tame tarpe ir objektyvios priežastys. Aišku, didžiausia Lietuvos nuoskauda yra ta, kad žmonės emigruoja iš valstybės ir tie 11,8% mažėjimo tame tarpe yra susiję ir su tuo, bet mažėja ir tautinių mažumų. Galbūt tai yra laikina tendencija ir kitas visuotinis surašymas parodys optimistiškesnius rezultatus, bet šiuo metu situacija yra tokia. Dabar pereinant prie konkretesnių problemų, jeigu mes galime tai pavadinti jas Lietuvoje, kurios yra susijusios su tautiniu mažumom, tai pirmiausia reikėtų kalbėti apie tai, kad Lietuvoje nėra tautinių mažumų įstatymų atskiro. Jis buvo, bet po to jo galiojimas buvo sustabdytas ir šiuo metu vėl iškyla šita tema. Ir pabrėžiama, kad tikrai tautinius mažumoms reikėtų šito įstatymą, nes jis labai palengvintų įvairių klausimų susijusių su tautiniam mažumom sprendimu. Antras momentas yra susijęs su švietimu. Čia yra du aspektai. Galbūt jūs žinote, kad didžiausias diskusijas Lietuvoje sukėlė švietimo įstatymų pakeitimas, o būtent lietuvių kalbos įstatymų suvienodinimas lietuvių mokykloms ir tautinių mažumų mokykloms, tai yra mokykloms, kur dėstoma tautinių mažumų kalba. Žinoma, šita problema neturi vienareikšmiško atsakymo, negalima sakyti, kad tai yra vienareikšmiškai neigiamas ar vienareikšmiškai teigiamas sprendimas. Kai šitas sprendimas buvo priimamas, valdžios pusė akcentavo, kad tai yra būdas palengvinti ir suaktyvinti tautinių mažumų integraciją į Lietuvos visuomenę, kartais pastebimas iš tikrųjų trūkumas. Tautinės mažumos turėjo savo argumentų, šiuo metu šitas klausimas vis dar išlieka aktualus, bet pozityvus momentas yra tas, kad dabartinė valdžia ir dabartinė valdančioji koalicija, kurios dalis neatsiejama yra partija Tvarka ir Teisingumas, kuri organizuoja šitą renginį, ji bando spręsti šitą problemą, kad ji prarastų
Antras aspektas yra susijęs su mokyklų reorganizavimu. Iš esmės galima sakyti, kad palaipsniui dingsta mokyklos, kur dėstoma tautinių mažumų kalba. Ta lemia tame tarpe ir objektyvios priežastis, nes iš tikrųjų, kaip mes matėme iš statistinių duomenų, tiesiog fiziškai mažėja tautinių mažumų atstovų, bet kitą vertus galima pabrėžti, kad vėlgi Lietuvos valdžia galėtų žiūrėti šiek tiek lengviau, taikyti palengvintas sąlygas tautinių mažumų mokykloms, kad išliktų įvairių tautinių mažumų žodis Lietuvoje. Yra ir kitos tam tikros problemos, tai vietovardžių ir pavardžių rašymas tautinės mažumos kalba. Ir šiuo atveju galbūt Lietuva galėtų orientuotis, pavyzdžiui, kas liečia vietovardžių rašymus su savo kaimynus, Latvija, Estija, Lenkija, kur tai yra leidžiama. Kas liečia pavardės, tai tame tarpe galima būtų atsižvelgti ir į ES įvairias rekomendacijas ir traktavimus tautinių mažumų apsaugos konvencijos. Iš esmės galima pasakyti, kad ES rekomenduoja maksimaliai atsižvelgti įvairių tautinių mažumų gyvenančių tam tikroje atskiroje valstybėje pageidavimus, jeigu, aišku, tai labai nesikarta su vietiniais įstatymais ir panašiai, bet vis tik manoma, kad šiuolaikinės galimybės tame tarpe techninės leidžia išspręsti tokias problemas kaip vietovardžių ir ypač pavardžių rašymas. Ir vėlgi reikėtų pabrėžti, kad tam tikrų momentų Lietuvoje tai buvo galbūt problema, bet dabar visą tai aktyviai sprendžiama ir bandoma kalbėtis ir tikrai vyksta dialogas ir ieškoma sprendimų. Būtinai norėčiau pakalbėti apie tai, ką partija Tvarka ir Teisingumas daro tautinių mažumų srityje. Tai pradėti galima nuo to, kad partijos programoje atvirai ir tiesiai teigiama, kad tautinių mažumų ir bendrijų kultūra yra neatsiejama nacionalinės kultūros dalis. Taip pat pabrėžtinas tas faktas, kad partijos viduje bei kitų įvairių komitetų veikia atskiras specializuotas dalykinis tautinių mažumų komitetas, kuriam vadovauja daugelį iš jūsų gerai pažįstama Nina Šesternikova, kuri, kaip minėjo vienas iš pranešėjų, yra ir šio renginio pagrindinis variklis. Ir pagaliau, bet last but not the least, kaip sakoma angliškai, partija įsteigė tautinių mažumų konferenciją, kuri kaip koordinuojanti institucija skatina Lietuvos tautinių mažumų bendradarbiavimą. Kitaip tariant, galima pasakyti, kad partija Tvarka ir Teisingumas tikrai skyrė labai didelį dėmesį tautinių mažumų klausimams ir stengiasi skatinti jų bendradarbiavimą bei ginti jų teises įvairiuose lygiuose, pradedant nuo savivaldybių ir baigiant Europos parlamentų, ką jūs galėjote jau išgirsti. Na ir apibendrinant mano pranešimą, norėčiau dar kartą užfiksuoti kelis pagrindinius momentus. Tai pirmiausiai, kad Lietuva yra daugiatautė valstybė ir tautinės mažumos yra neatsiejama jos gyvenimo dalis. Antras momentas yra tas, kad tautinių mažumų Lietuvoje tikrai nėra kritiškai bloga, kartais bandoma sakyti, tai galbūt tai daro skry politikai, kuriems tai naudinga, bet iš tikrųjų taip nėra. Taip yra tam tikrų problemų, bet tikrai jos spręstinos ir tikrai nėra situacija tokia kritiška, kaip kartais bandoma pavaizduoti. Bet kita vertus, iš valstybės valdžios pusės tautinės mažumos kartais laukia daugiau geranoriškumo, kuris skatina tame tarpe ir ES. Ir svarbus žingsnis šiuo atveju būtų pirmiausia atskiro tautinių mažumų įstatymų priėmimas ir labai džiugu, kad dabartinė valdžia, kurios dalis, kaip minėjau, yra partija Tvarka ir Teisingumas, iš tikrųjų bando aktyviai spręsti tautinių mažumų problemas ir bando išklausyti ir svarbiausia išgirsti jų argumentus. Be to, partija Tvarka ir Teisingumas vykdo aktyvią praktinę, ką tame tarpe patvirtina šitas renginys politika tautinių mažumų srityje, ginama jų teisės ir skatindama Lietuvos tautinių mažumų bendradarbiavimą. Ačiū dėmesį. Tai iš tikrųjų, sveiki gyvi delegatai, svečiai iš Lietuvos kaimyninės valstybės, kas važiavo, aišku, vietiniai, kurie daug laiko čia praleidžiate. Tai iš tikrųjų, tai dėl šito renginio, ko gero, tai kaip ir prieš tai padėkojom, tai Ninai Šesternikovai reikėtų dėkoti, kurie jau nuo sausio vasario mėnesį pas manęs lankosi pakankamai dažnai Seime ir vis prašo, kaip čia kada galėtumėm ką padaryti. Šiandien aš manau, kad tai yra ideali proga tą dalyką padaryti.
Nes lygiai po savaitės Lietuva, kaip žinote, pradeda pirmininkauti Europos Sąjungai ir aš manau, kad šis žestas, ši konferencija tarsi įplaukimas arba įėjimas į patį pirmininkavimą ir kur vienas iš klausimų bus ne tik skiriamas tautinio mažumo, bet būtent jaunimo užimtumui, jaunimo nedarbui ir švietimui. Tai aš manau, kad šiandieną ta konferencija, kurią jūs turite, apie tą turėsit daug kalbėti, nes perspektyvi valstybė arba perspektyvus jaunimas yra tai, kiek jisai pats aktyviai dalyvauja savo politinėme gyvenime ir kiek jisai priima sprendimus, būtent aktyviai dalyvaudamas. Iš tiesų, tiek mūsų jaunimo lygos partijos įkurta, gal šiek tiek biškai dabar yra ir mažiau aktyvi, prieš rinkimus nedaugiau reiškiasi, nes daugiau jaunimas gal norėjo intencijos ir noro, tarkime, patekti vieną kitą valdžios indą, tai yra kas į savivaldybių, kas į Seimą, kas į Europos parlamentą norėjo patekti ir dėjo savo idėjų ir minčių, bet ko gero šiandien, aš manau, mes turime labai daug kalbėti ir didelį dėmesį skirti neįskiriant vienos ar kitos tautinės mažumos, bet kalbėti apie patį jaunimą kaip tokį, kaip organizacinį vienetą, ką jisai gali šiandien padaryti. Aš tikrai džiaugiuosi tai, kad vis daugiau iš Baltarusijos jaunimo atvažiuoja studijuoti į Lietuvą. Ir jeigu padarytumėm tyrimą, kiek, tarkime, moksleivių, kiek studentų studijavo prieš 10 metų ir kiek dabar, tai yra ko gero beveik 2-3 kartus yra viršytas šitas dalykas. Džiaugiuosi tai, kad vis dėlto tėvai, kurie nusprendžia leisti savo vaikus į Lietuvą, suprato, kad aukštas mokslas šis yra pakankamai aukštas ir vertinamas. Kitas yra dalykas, kaip mes, tarkime, kaip tie jauni žmonės, jauni specialistai baigia, kur jie lieka ir ką jie planuoja dirbti. Ir prieš tai rodytai skaidriai, žiūrėjom, tarkime, 2001 metais ir turime 11 metus, kiek žmonių išvažiavo, kiek paliko mūsų. Tai aš manau, kad išvažiavo tai yra ta dalis jaunimo, kurie įgyjo vieną ar kitą įsilavinimą, įgyjo kažkokią konkrečią specialybę ir ieškodami geresnių sąlygų, geresnio, tarkime, gyvenimo savo šeimai, jie paliko. Bet čia yra, aš manau, visų valstybių problematika, tai ne tik yra Lietuvos, bet ir tą patį ir Lenkai patiria, tą patį Latvija ir Estai patiria. Ir tik tai šiandien klausimas, kaip mes, kaip valstybė, kaip mes tą dalyką pasirūpinsim ir kaip mes įgyvensim. Ir iš tikrųjų man šiandien yra kartais nesuvokiama, kada mes sakome, kad jeigu žmogus uždirba didelį atlyginimą, gauna didelį darbo užmokestį, tai yra blogis, tai yra kažkoks tai, antikūnis, jis turėtų gyventi kaip ir visi kiti už minimalį atlyginimą ir tikrai negalėtų gauti didesnį atlyginimą, kaip 1000 ar 1500, jeigu liktų žiūrint. Mano galva tai yra visiškai nesuvokiami šitie dalykai, nes tik jaunas žmogus šiandien gali garantuoti socialinės garantijas vyresniam amžiui. Tai yra nepaslaptis, kad nuo 45 metų žmogui, bet kuriam žmogui prasideda tai sveikatos sutrikimai, tai lygos, tai vienas, tai kitas ir tą bazę reikia iš kažko finansuoti. Tai yra, jeigu mes sugebam šiandieną išlaikyti jaunus perspektyvius žmonės, jeigu mes sugebame sukurti darbo vietas ir duoti jiems didelius darbo užmokesčius, reiškia didesni mokesčiai yra palieka pas mumis. Ir tai kaip iliustracijos pavyzdys, iš ekonomikos komiteto man lengviau būtų ko gero kalbėti, tai yra slėniai, mokslo slėniai, kuriuos mes dabar finansuojame ir žiūrint 15-20 metų perspektyvų, mes dar papildomai planuojame apie 300 milijonų investuoti, būtent pritraukiant jaunus žmonės, aukštos kvalifikacijos su dideliais atlyginimais. Tai vienas iš bendradarbiavimo dalykų, dėl ko aš tai sakau, tai yra geras dalykas. Lygiai taip pat, jeigu iš jūsų valstybės, iš Baltarusijos atvyktų jauni žmonės šiek tiek specialistai dirbti, automatiškai jų darbo užmokestis didelis, reiškia dalį pajamų, jie, tarkime, perduotų arba pervestų savo artimiems giminaičiams Baltarusijai. Lygiai taip pat, kaip dabar lietuviai, kurie dirba Anglijoje ir Airijoje, uždirbta darbo užmokesčio dalį, jie perveda čia tėvams, renovuoja, tvarko būstus, namus ir panašiai. Tai vėl grįžtant prie šito dalyko, kad pats jaunimas turi būti aktyvus ir aš asmeniškai nesutinku su argumentais ir savo vadovaujamai jaunimo lygos grupiai, kada sako, o kas mums kokia nauda, ką mums iš tai duos ir koks rezultatas man asmeniškai. Tai jeigu mes gyvensime tokių pamastymų ir tokių galvojimų, tai, geriausiu atveju 2-3 metus tas žmogus kažkur tai bandys savo ieškoti naudos,
o po to jisai nugrims. Nes vienas blogiausias dalykas tai, kad jaunimo tarpe per greitai mes norime gauti efektyvios naudos. Deja, jeigu aš, tarkime, prisimenant tuos laikus, kada buvo Tarybų sąjunga, aš prisimenu savo tėvus, tai reikėdavo dirbti, reikėdavo gauti, kad tu gautumai kažkokį paskirą butą arba užsidirbti mašiną ar turėti ūkį. Tai dabar šiandieninis jaunimas nori viską gatavą gauti tą pačią dieną, tą pačią minutę. Jis baigęs mokslus ar baigęs mokyklą, jis jau šaukdina, kad jam reikalingas būtas, reikalingas mašina, reikalingi išmanieji telefonai, kompiuteriai ir panašiai. Tai aš manau, kad visą tai reikia siekti ir tai turi būti laiko darbas, negalėtų gauti ant aikštelės. Ir labai paprastas dalykas, aš žiūriu, kiek jaunų žmonių dalyvauja savo politiniam gyvenime. Tai aš manau, kad šiandieną jūs po kavos pertraukėlės apie tai turit kalbėti, kaip įmanoma daugiau, kaip suaktyvinti, kad pats jaunuolis ar jaunas žmogus, jis labai norėtų kištis į savo valstybės valdymą. Nes realiai tai nuo to daug kas priklauso. Ir jeigu mes gyvensime su tokia nuostata, kad tėvai žiūrėdami vakarė žinias ar televiziją sakytų, kad visi politikai vagi žulikai ir panašus kiti banditai, tai reiškia vaikui jau 5-7 metų formuojama nuomonė, kad politika tai yra blogis, politika tai yra kažkoks antikūnis ir jeigu kas tai susijęs su politika, reikėtų keikti. Nors realiai tai ta pati politika, tie patys politikai, ar tai Seimo nariai, ar tai savivaldybių nariai, jie ir sprendžia tą patį gerbūvį. Jeigu mes nedalyvaujame šitame dalyke, tai kaip mes galim smerkti? Lygiai taip pat, kaip aš nesuprantu, nuomonių apklausų dažniausiai, kai būna, sako, 70% nepasitikė, tarkime, Seimo nariais, ar ten 80%, ir aš pasižiūriu rinkimų rezultatus. Kažkodėl tai balsavo 20%. Tai mano galva teisė turi kritikuoti valdžią arba priimantus sprendimus tie, kurie ėjo į rinkimus, o ne tie, kurie pramiegojo. Jeigu mes pramiegosim, tai greitai už mumis spręs ne mes patys, o kaip šiuo metu yra Europos Sąjunga, kaip žinote, labai daug sprendžia, ką mums reikia daryti. Ir va šiandieną neatsitiktinai mes ekonomikos komitete, dėl to aš pavėlavau apie 2,5 valandas prastarsti vieną direktyvą, tai mums deklaracijų viskas surašyta, Lietuva jokių įrankių neturės, geležinkelius privatizuosim, uostą atiduodam vienai kažkokiai tai Prancūzijos įsteigtai organizacijai ir jinai mums nurodinės. Palaukit, mes esame šioje valstybėje, mes gyvename ir mes turime spręsti. Niekas už mumis negali kitas nuspręsti. Tai aš manau, kad toj vietoj mes turim diskutuoti, tą platmėj mes turime labai plačiai kalbėti, tai turi šiandien, aš manau, ir kitų bendruomenių atstovai būti, kaip padaryti klestinčią valstybę, kad bent jau mums būtų miela, malonu šičia gyventi. Tai linkiu Jums gerų diskusijų, gerų nuomonių, jeigu ką turit klausimų, visą laiką prašau Jūs atsakysiu pagal savo galimybės. Europarlamentaras Vilas Imbrasas kaip tik į temą turi pastebėjimą, kaipgi Europos taryboje, Europos parlamente, Europos centre tie klausimai yra traktuojami ir kaip bendrauja atskirų tautų atstovai ir aspektų tarp nacionalinis bendravimas. Prašom, gerbiamas Juozai. Dėkui, Virminė. Aš nepastebėjau, tiesiog noriu šiek tiek paaiškinti, kaip tas parlamentas veikia, kada yra 15-16 oficialių kalbų. Parlamente sėdi 736 parlamentarai, didžiulio valinė salė. Yra pirmininkas, prezidentų įvairiai pirmininkų vadina, jau 14 pavaduotojų. Ir kokia kalba dabar, kaip ten vyksta tie posėdžiai? Daug, ne? 15 kalbų skirtingų. Ne visi moka anglų kalbos. Tai didžiulis vertimo aparatas ir labai daug žmonių dirbo vertėjais. Europos parlamento plenariniai sesijai, kas bevestų posėdį? Ar parlamento prezidentas Martinas Šulcas, ar 14 jo pavaduotojų iš skirtingų valstybių, skirtingų, iš vienos nėra. Iš kiekvienos valstybės pavaduotojų, ne iš visų, bet 14 pavaduotojų pagal reglamentą. Visi posėdį veda savo kalbą. Niekas ten nemėgdžia tos anglų kalbos. Jeigu jis nemoka idealiai anglų kalbos ar prancūzų, niekas nekalbės tą silpnai kita kalba. Tai yra nepagarba savo valstybė. Toks principas yra. Šulcas veda posėdį vokiškai, Martin Šulc, jo pavaduotojas graikas veda graikų kalbą posėdį
Italas veda italų kalbą ir va šitaip veikia planas. O aplink salę dviem aukštas yra vertimo kabinas, vertėjai profesionalai, iš vienos kalbos anglų iš karto į italų, lietuvių, specialistai aukščiausio lygio, kurie pradėjo 10-15 metų, išlaikė aukščiausių kategorijų egzaminus, profesionalai ir tai vat dirbo mechanizmas. Kai aš prieš rinkimus kartais manęs klausdavo, kai kalbu per radiją, ką tas įprastas kalbės, gal ne visai ten anglų kalbą, žinau. Reikia mokėti anglų arba vokiečių, kad bendraujant užkulisiuose, koridoriuose komitetus reikia. Bet darbotėse parlamente veikia toks principas. Kiekvienas atstovas kalba savo kalbą. Vat taip veikia Europos parlamentas. Ir yra pagrindinis parlamento Europos visų institucijų šūkis toks. Susivienyje įvairovėje. Susivienyje 27 valstybės, nuo Liepos 1 ateina Kroatija, 28 valstybės, visi įvairūs, bet susivienyje į vieną sąjungą. O toks principas. Jeigu kiltų klausimų, galėčiau atsakyti detaliau, o dabar ačiū už žodį, perduodu Ninai. Ačiū gerbiamai europarlamentarui Juozui Imbrasui. Labai teisingas pastebėjimas, kad įrodymas, kad tikrai nėra didelių ir mažų tautų, visos tautos yra lygios ir teisės jų negali būti vienaip ir kitaip skriaudžiamas. Čia aš paprašau paminėti labai garbingą, visam pasaulyje žinoma, istorinę savo praeitį turtingą armėnų tautos atstovus, kurie yra. Iš viso, kaip žinote, Vilniuje gyvena apie 140 tautų atstovai, visų neišvardinsi. O mano tikslas ir noras, kad visi mes čia esantis pirmiausia jaustumės Lietuvos piliečiais, Vilniečiais ir gal Europos piliečiais. Neužilgo, manau, toks laikas bus, kada jungtinėje Europoje be jokių sienų bus ir mūsų draugai, kaimynai Baltarusiai. Tai yra istorinis procesas, jis yra neišvengiamas. Tik graži ta pieva, kurie žydė ne milijonas rožių, bet kur tūkstantis, šimtai tūkstančių įvairių gėlių. Tai už į pasaulio grožį ir įvairovę. Прошу, Нина. Спасибо. Прежде чем дать слово нашим гостям из Беларуси, я хотела бы дать слово первому послу Литвы в Беларуси, сопредседателю Объединения общественных белорусских организаций Литвы Альфонсу Аумарусу. Пожалуйста.